Sveiki visi, kurie prisijungėt prie mūsų pokalbio. Ir aš esu Agnė Motijūnė. Ir šiandien jūs kviečiu steptelti ir susimastyti apie tokią vieną, regis paprastą klausimą, bet iš tiesų tai tokį labai fundamentalų, kurį galbūt net tėvai dažnai užduoda savo vaikams. Tai kokį pažymį gavai? Ir iš tikrųjų, netaip dažnai mes paklausėme, o ko tu šiandien išmokai, ką naujo sugebi padaryti. Ir dažniau pas mus galvoje yra būtent pažymys. Ir tarsi net ir pačių galvose vyksta tokia tyli kova tarp to, kas yra pamatuojama ir aiškiai apčiuopiama pažymiu, ir to, ko galbūt iš tikrųjų prireiks mūsų gyvenime, gebėjimo bendrauti, spręsti problemas, kūrybiškumo, atsparumo ir panašiai. Ir tai nėra tik tais Lietuvos iššūkis, su tuo susiduria daugelis šalių, ir būtent šiandienos diskusiją mes ir inicijuojame platesnėme tarptautinėme kontekste, remdamiesi Erasmus Plus projektu Kompas. Ir šiame projekte kartu su partneriais iš Suomijos ir Rumunijos kaip tik ir ieškojom tokių praktinių atsakymų, kaip padėti mokytojams, mokyklų vadovams planuoti ir vertinti ugdymą taip, kad matytumėm kiekvieno vaiko pažangą, o ne tik tais skaičių dienynę. Taigi šiandien ir kalbėsiu su puikiais pašnekovais, kurie vienaip ar kitaip yra susiję būtent su kompetencijų ugdymu, o kai kurie iš jų ir dalyvavo mano minimame Kompas projekte. Tai pristatysiu svečius. Su mumis yra daktaras Gediminas Čepkauskas, Kauno Panemunės progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Sveiki, labas Gediminai. Labą dieną. Daktarė Irena Raudienė, Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijos dėstytoja. Sveiki. Labą dieną. Ir Artur Adam Markevič, renkuosi mokyti programos vadovas. Sveiki. Taigi, kažkaip norisi pradėti nuo tokių pačių pamatų ir pažiūrėti į švietimą šiek tiek plačiau. Atrodo, kad mes sutarėm, jog pasaulis keičiasi labai greitai ir mokykla kartais turi paruošti vaikus tokiai ateičiai, kurios dar net ir patys neįsivaizduojam. Ir Irena, čia galbūt norėtųsi nuo jūsų pradėti, kad pasamprotautumėt apie tokį didžiausią neatitikimą tarp to, kas šiandien mokykloje vyksta, tarp to, kas yra duodama mokiniui, ir tarp to, ko iš tikrųjų reikėtų, ko galbūt ir mums reikės ateityje, ko reikės ateities tam vaikui. Jo, ačiū Agne už suteiktą galimybę pasamprotauti, pasidalinti tom savo mintimis. Aš, žinokit, nesu tikra, ar yra tikrai ta didelė neatitiktis. Aš manau, kad mokyklos kiek gali, tiek stengiasi ir suteikia tai, ko reikia ir ko jų manimų reikės ateityje. Galbūt ne visiems sekasi tiesiog tai padaryti ir tie, tas dėmesys ne visada galbūt nukrypsta į tos pagrindinius dalykus. Bet kaip jūs ir sakot, iš tikrųjų, kasgi dabar gali žinoti, ko ten reikės po 15 metų. Mes nežinom, kas bus po metų. Gal karas prasidės, gal pandemija, aš nenoriu čia vėl gąsdinti visos nebūtais dalykais ir visi tikimės, kad viskas susistabilizuosis ir gyvensime taip, kaip anksčiau gyvenom, ramiai, bet nebūtinai, nes atsiranda ir technologiniai iššūkiai, dirbtinis intelektas, tai tikrai taip suprognozuoti turbūt būtų sunku. Ir aš visiškai suprantu, kad mokyklos irgi negali taip persiorientuoti čia staiga ir kažką pradėti mokyti, ruošti kažkokiai neaiškiai ateičiai tos vaikus. Tai turbūt tie pagrindai, ką mokyklos bando suteikti, jie ir yra reikalingi. Negali paneigti, kad nereikės raštingumo ateityje, ar ne, kad nereikės išmanyti, nežinau, ten biologijos ar ten gamtos mokslų pagrindų, socialinių mokslų. Mokslas apie praeitį irgi yra svarbus, istorija, ar ne. Vis tiek, tai viso to reikės. Tiesiog turbūt mes dabar, kai kalbam apie kompetencijas, ir ateityje matyt irgi kalbėsim irgi apie kompetencijas, jei dar kažkokių naujų sąvokų neatsiras ar tokių fenomenų, ar ne.
Tai ko gero, mes daugiau kalbam ne tik apie žinių turėjimą, nors irgi tai yra svarbu, nes kompetencijos be žinių irgi nėra. Tai tiesiog apie ką su tuo paskui veikti, kaip tai pritaikyti ir kaip tai panaudoti bendram gėriui, žmonijos gėriui, visų mūsų gėriui, ar ne? Ne tik tai man, nes mes dar kviečiame žmogų, nuo ego prie eko, ar ne to požiūrio dabar visi pereiti. Tai vat aš sakyčiau, kad turbūt reikia galvoti mokykloms daugiau galbūt apie tai, kaip tai pritaikyti tas žinias ir kur jas panaudoti ir kad tas panaudojimas turėtų būti prasmingas ir visi nuo to jaustųsi geriau. Tai vat sakyčiau, kad apie tai. Bet išskirtinai tai labai norėčiau paminėti dar tos, tokius esminius dalykus. Šiandien dienai, man atrodo, ir ateityje tas irgi, sprendinti šios dienos perspektyvos, tai mes turbūt suprantame, kad svarbiausi dalykai tai yra gebėjimas mokytis, išmokti vaikai turėtų suprasti ir priimti tai kaip normą, kad nesibaigia tas mokymasis, kad į kokią be profesiją beateitum, vis tiek turėsi nuolat tobulėti, turėsi mokytis, nes atsiras nauji dalykai, naujos technologijos, nauji kažkokie tai procesai vyks, nauji dalykai ir turėsi prie to prisitaikyti ir mokytis, tam reikės mokytis. Tai vat kaip žmonėm ir mokiniam ypač perteikti tą tokį nesipriešinimą o kaip tik priimti tai kaip normalų dalyką, savaime suprantamą dalyką, kad aš nuolat turėsiu tobulėti, nuolat turėsiu kažko naujo mokytis, kad tai yra judėjimas, tai yra gyvenimas. Tai vat kažkaip aš sakyčiau, kad tai yra labai svarbus, dėmesys mokyklose turėtų tam būti skirtas ir patys mokytojai, aišku, tą galėtų daryti savo pavyzdžiu, nes jeigu mokytojas nenori mokytis ir moko taip, kaip mokė ten prieš 30 metų, tai galbūt ir tas pavyzdys vaikams nebus įtikinamas, jeigu jis kalbės, ar ne, vis dėlto reikėtų ir patiems pagalvoti apie save. Ir kitas turbūt irgi svarbus, šiandien dienai vienas svarbiausių gebėjimų, tai yra kritinis mąstymas. Tai yra gebėti atsirinkti, kas yra, nenoriu tų tokių universalių kategorijų čia dabar naudoti, kas yra gėris, kas yra blogis, kas yra tiesa, kas netiesa, bet vis tiek mes vis tiek turime kažkaip tai kritiškai vertinti visą informaciją, kurios šiuo metu yra tiek daug ir numatyti tą galimą, kas už to stovi, labai svarbu pamatyti už kiekvieno pasiūlymo, ar ne, kas iš to laimi, ką aš laimiu, kokios galimos pasiekmes, ir tik tada priimti sprendimus. Tai vat, sakyčiau, kad čia tokie baziniai dalykai ir, turbūt mokykloms dabar šiandien dienai, reikėtų galbūt ir pasitempti kažkiek tai, kad šitie dalykai, ryškiau būtų matomi ir vaikam perdodami. Tai nežinau, bet sakyti, kad žinios nesvarbios šiandien dieną, aš irgi negalėčiau, nes man atrodo, kad be žinių nebus ir to kritinio mąstymo, be žinių nebus ir kitų dalykų, tai ta prasme vis tiek turim orientuotis į paimti tai, kas buvo, vertinti tai, kas buvo, išliko ir buvo per amžius, ar ne, bet galvoti kaip į priekį, kaip tai pasitarnaus ateityje mum ir kažkaip, dėlioti šitaip. Tai nežinau, tiesiog labai toks abstraktus klausimas, tai žinot, tokios pirmosios mintis, kurios šovė, tai vat ir susakiau, bet matyt, čia ir kitų dalykų galima būtų, tai gal kolegos dar norės papildyti. Tai tikrai, Irena, labai ačiū. Palėtėt labai daug temų ir iš tikrųjų vystėt, kodėl tai yra svarbu, ar ne, tos kompetencijos, čia gal kažkam išklausančių toks ir mistinis žodis, kompetencijos. Aš galvoju apie auditoriją, tarkim, tėvų, kurie patys dažnai sako, kad vis tiek matematika, čia svarbiausia pamoka, ar ne, tenais gyvenimo įgūdžiai, čia kažkas netiek svarbaus, ar ne, būna, kad girdi mokykloje tokias frazes.
Tai vat, ir čia kalbėjot, ar ne, apie tą, kaip nesipriešinti, kaip patiems viduje suprasti, kad, nu, tai irgi yra labai svarbu ir tas mokėjimas mokytis ir tokie galbūt minkšti dalykai. Tai čia kažkaip aš norėčiau ir pas Artūrą keliauti, nebent dar jeigu norėsit sureaguoti, papildyti, bet Artūrai gal irgi tokį bendrą vaizdą, ar ne, galbūt pavyktų, jeigu įsivaizduotum, kad esu mama, tarkim, kuri sūnų veda į 5. klasę, kaip man suprasti, kas ta kompetencija ir kodėl mano vaikui reikia ne tik mokėti matematiką, bet galbūt kažkokių dar kitų įgūdžių turėti. Labai, man atrodo, svarbus ir aktualus klausimas ir tam tikrą prasme, bent jau aš išgirdau atsakymą į šį klausimą Irenos pasisakymę, nes gerbiama Irena paminėjo, kad žinios yra svarbios ir man atrodo, kad čia yra tam tikras klystkelis, kai mes bandome supriešinti kompetenciją su žiniom. Tai man atrodo, kad neįmanoma kompetencija be žinios, be žinių. Dabar klausimas, ką su tom žiniom mes turime padaryti ir kaip jas galėtume naudoti ir kokiam tikslui galėtume naudoti. Tai tokiam klasikiniam paaiškinime kompetencija tai yra žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma. Ką tai reikštų realybėje, tai iš esmės yra mano gebėjimas veikti ir reaguoti įvairiose situacijose, kuriuose turėčiau priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Kitaip sakant, mokykloje, šiuolaikinėje mokykloje mes turime kalbėti ne vien tik tai apie tai, ką žmogus turi žinoti, ko turi išmokti, bet ir kaip tas žinias pritaikyti įvairiom situacijom ir įvairiose kontekstuose, kas nėra savaime suprantama, ypač kad tų kontekstų yra labai daug ir būtent irgi kaip gerbiama Irena paminėjo, kad mes nežinom, kokie kontekstai mūsų laukia. Ir vat tame kontekste, tame nežinojimo kontekste kompetencijos yra išskirtinai aktualios ir svarbios, nes jos mus įgalina savo žinių bagažą, savo žinių bagažu laviruoti ir naudoti skirtingose situacijose ir sprendžiant netgi nežinomas situacijas. Ir kažkada pats, kai mokiausi būti mokytoju, tai prisimenu tokį palyginimą apie erelį. Jis gal yra pasenęs, bet man jis labai gražiai atspindi kompetencijos esmę ir vertę ir kodėl tikrai reikėtų mums daugiau akcentuoti mokykloje šitą dalyką. Mes galime matyti erelį ir matome, kad jis turi sparnus. Ir mes tarytum suponuojame, kad jis žino, kaip skristi. Taip, bet mes galėsim patvirtinti jo kompetenciją tik tai tada, kai matysime, kad jis skrenda, kad jis yra aukštai. Tai vat apie tai man yra kompetencijos ir va čia, kad norėčiau dar gal pridurti, nes irgi taip labai surezonavo, kad turėti žinių, mokėti pritaikyti tas žinias dėl kažkokio gėrio. Ir va čia yra tas nuostatų elementas, kuris iš mano tokios asmeninės perspektyvos atrodo, kad mokykloje kartais mes apleidžiame šitą momentą arba nuvertinam. Ne? Iš esmės, paimtume egzaminus, tai nežinau, kuris egzaminas kokybiškai vertina nuostatas, o tai yra vienas iš kompetencijos sudedamųjų dalių, nes aš turiu turėti atitinkamas nuostatas, pilietinės, demokratinės, nežinau, etinės ir taip toliau, kurios padėtų man turimas žinias tinkamai pritaikyti dėl bendro gėrio, jeigu mes sutarėm, kad būtent tokius mokinius norime išleisti iš mokyklos. Tai vat, nežinau, ar paaiškinau mamai tą sąvoką kompetenciją, bet pagrindė tai yra būdas, kaip aš reaguoju į įvairias situacijas ir veiksmai, kuriuo aš imuosi skirtingose situacijose. Ačiū, Artūrai, taip kažkaip vizualiai nusipešė tas ypač vertybinis lygmuo, kad jeigu kompetenciją matytumėm kaip medį, tai
Nu, va, tos nuostatos vertybės yra tokios šaknis, nuo kurių viskas labai labai prasideda, ant kurių galbūt statosi, va, tie pamatai. Tai labai gražu, kad šiandien lietėsi ir ta nuostatų vertybių dalis, kuri yra kompetencijos apibrėžime, žinoma. Ir kažkaip norisi leistis ir į praktiką, o tai kaip čia toj mokyklai galima tas kompetencijas ugdyti ir Gediminas, man atrodo, ir dabar yra mokykloje, tai kažkaip norisi ir keltis tenais į gyvą praktiką ir vat, mums turėjom paaiškinimą, ar ne, kas tai yra, bet labai norėtųsi konkrečių Gediminai pavyzdžių, kaip pavyzdžiui per kažkokią istorijos pamoką ar kitokią pamoką galima ugdytis ne tik tais datų suvokimą ar žinias, bet ir kritinio mąstymo ir kitas kompetencijas bei nuostatas. Aš gal pradžiai pradėsiu nuo to mamos klausimo apie tai, kaip ten pajausti mamą ir viskas gerai, ir tos kompetencijos ugdosi. Nes šių dienų aktualiai ir tikrai visada yra sunku ir reikia paaiškinti tėvams, kodėl ta dabartinė mokykla yra kitokia, negu buvo mūsų laikų mokykla, kai mes mokėmės. Kitaip sakant, kas yra virsmas nuo mokymo prie mokymosi, kur vaikas yra įgalinamas daryti daugiau ir tapti tuo tikru besimokančiuoju ir kartais, o kartais ir daugeliu atveju ugdymo turinio kūrėjų. Tai turėjom nesenai susitikimą, kurio metu irgi iš tos pusės buvo apie matematiką kalbama su tėvais ir kitus dalykus. Ir apie visuminį ugdymą, kas iš vis tas visuminis ugdymas, kurio centre yra vaikas. Tai aš sakiau pavyzdį, kad apie 1 klasę kalbant, kodėl tėvam nereikia galvoti, koks bus egzaminas 12 klasiai, nors nuo 1 iki 12 klasės gal jų nebebus tokių, arba gal net jie taip pasikeis, kad iš vis mes nežinom, kokie jie gali būti. Tai mintis buvo tokia pasakyta, kad jeigu vaikas namuose imasi kažkokių pertvarkų, įgyvendina pokyčius ir argumentuoja tėvams, kodėl tai reikia daryti, tai jisai tas kompetencijas turi. Tai ten buvo pavyzdys apie tai, kad šeima per daug vartoja produktų, kurie yra skirtingose pakuotėse ir labai daug atliekų susidaro, kurias reikia paskui išrūšiuoti ir visą kitą. Ir buvo eita prie to, kad mama, tėti, mes per daug rūšiuojam, reiškia, per daug mes perkam. Tai gal galim pagalvoti, kaip savo vartojimo įpročius, ypač virtuvėje, daryti tokius, kad pirkti iš ūkininkų gal su mažiau pakuočių ir panašiai. Ir kai tai tėvai pasakė ir mūsų paklausė, tai sako, ar čia ta programa dirba valstybinėje mokykloje taip, kaip reikia, sakom taip, nes vaikas nuėjo iki to paskutinio laiptelio. Tai kaip ir Artur prieš tai ir Irena šnekėjo apie pirmą žingsnį žinias, apie tai, ką žinau, ką aš turiu žinot kaip vaikas ir kaip mokytojas, parašyta labai gražiai bendrosios ugdymo programuose. Tada kitas laiptelis, ką su šitom žiniom galiu daryti, kaip aš jas suprantu, kaip galiu pradėti informaciją pritaikyti. Tada 3 laiptelis, ką aš galiu atlikti su tomis žiniomis ir ką aš iš vis galiu daryti. Ir tas 4 laiptelis, tie aukštesniai mąstymo įgūdžiai, tai būtent kokius pokyčius aš galiu įgyvendinti, kokių veiksmų imtis. Tai čia mes, kaip valstybinė, nesvarbu privati mokykla, kur kitur būtų, turime tą vaiką nuvesti iki 4 laiptelio, tik tai pagal jo pasiekimų lygį. Reiškia, turim suteikti galimybę kiekvienam vaikui imtis kažkokių tai pokyčių. Vieni vaikai imsis pokyčių klasėje, kiti šeimoje, treti galbūt miesto ar šalies gyvenime. Tai apie tos tokius praktinius dalykus kartais yra sunku šnekėti ir diskutuoti, nes lyginama mūsų mokykla ir dabartinė mokykla, jos yra nepalyginamos. Mokytojas centre nebeturi būti, jis turi būti kartu su vaiku besimokančiuoju ir galbūt užduotis kurti. Ir galbūt vaikams suteikti galimybę kurti užduotis. Tai nenoriu kažkokio vieno pamokos pavyzdžio paimti, nes mes kaip mokykla kaip tik keliaujam link to, kad kuo daugiau dalykų apjungti įgyvendinant tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programą. Tai reiškia, ne atskiri dalykai, bet temos, kurios jungia tuos dalykus. Ir viskas prasideda nuo to, kad mokytojos ieško sąlyčio taškų, kaip sujungti tuos atskirus dalykus. Tada jo žiūri savo klasę, į savo vaikus ir galvoja, koks tas turinys tiktų. Tada eina prie konkrečių veiklų planavimo ir vienas iš svarbiausių punktų, ką jos turi pagalvoti, kaip įtraukti vaiką į visą tą kūrimo procesą. Tai reiškia, kokius klausimus vaikas galėtų klausti, kokios jų iniciatyvos galėtų būti ir panašiai. Ir tada atsitinka taip, kad nuo mokymosi iš vadovėlių pereinama prie mokymosi iš įvairių šaltinių. Iš daugybės galbūt kažkokių šaltinių, kuriuose
ieškoma informacijos, kitaip sakant, ieškoma atsakymo galbūt į savo paties arba kito klasės draugo klausimą. Ir tie klausimai veda mokytoją toliau, kad kuo daugiau mokymosi tyrinėjant. Ir čia turbūt vieno atsakymo į šitą klausimą nėra, bet mokymasis visą gyvenimą, mokymasis kartu su vaikais ir žinojimas, kad nėra jokio atsakymo ir net tai, kas parašyta kažkokiame vadovėlyje, buvo to autoriaus mintis, net jeigu tai yra kažkoks mokslo faktas, tebūnie fotosintezė ar kažkas tokio jau tarsi visuotinai pripažįstama, tačiau ten atradimai yra įvairūs atrandami ir tas vaiko skatinimas užduoti klausimus ir ne bėgimas, kai to atsakymo gal iš vaiko nesulauki ir ne bėgimas per tą programą taip, kad nelieka laiko ir mes patys paskui panikuojam. Tai šitaip aš įsivaizduoju tą veiklą pamokė, nesakau kaip pamoka, bet kaip veikla, kurios metu vaikai skatinami tyrinėti. Kas tai bebūtų? Tekstas ir juose ieškoti kažko, ar tai yra menų pamoka ir menų veiklos, kuriuose paveikslai ar muzikos garsai kažkokie tyrinėjami. Tai viskas turėtų, mano matymu, kaip mes dirbam, išeiti iš to klasikinio ugdymo ribų, kuriuose viskas yra sustiguota, ką reikia veikti per istorijos, geografijos, gyvenimo įgūdžių pamokas, ką turi daryti kalbos mokytojas ir kiti mokytojai. Ir bendradarbiauti tarpusavyje ieškant tos prieigos prie vaiko ir klausyti jo balso, ką tas vaikas gali pasakyti. Ir ne iš pasakymo, kokį vertinimą gavau, turėtume pajausti, kiek mokykla eina tą kryptimį, kur turėtų, bet iš vaiko pamąstymų, kaip aš galiu tai šeimoje pritaikyti, ko naudinga man kaip žmogui, ką aš dar kitaip galiu daryti, kad visiems būtų geriau, ar per matematikos prizmę, ar per istorijos kažkokių tai faktų ir įvykių aptarimą, kad ir kas tai bebūtų, kad vaikas pats mąstytų ir tada, kad ir kokie tie bus egzaminai, ar dar anksčiau esantis NMPP įvairūs, tai tas vaikas, kuris šitaip mokysis, mąstydamas, jisai pasieks daug aukštesnių rezultatų, nes jis bus pripratęs nepaimti tai iš mokytojos, ką pasako ir ką vadovėlis parašo, o bus išmokęs mąstyti ir ieškoti vienos ar kitos informacijos ir apibendrinti ir išvadas vienas ar kitas daryti. Tai gal tiek. Ačiū, Gediminai, taip skamba, kad mes tarsi pereinam ir didžiausią svorą dedam procesui, o ne galutiniam rezultatui. Ar ne? Kad viskas šiuo atveju yra tiek apie mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą, kurie ieško sąlyčio taškų, tiek tarp mokinių, ar ne, jų balso įsiklausinimo. Tai ir čia labai įdomiai pati vertinimo tema, ar ne, ateina, nes visgi turbūt tas klausimas, o kur tas galutinis rezultatas, kiek mums jisai svarbus, lyginant su visų procesu, tampa labai aktualus. Yra pasakymas, įdomu, kiek galvojat, kad jisai dar vis rezonuoja, uodega vizgina šunį ir mes dažnai taip apie egzaminus girdim tokį posakį, kad tarsi diktuoja egzaminai arba galutinis vertinimas to, į ką mes orientuojamės procese. Jeigu mes matuojam arba vertinam žinias, tai tarsi ir visame procese dažniau orientuosimės į būtent tuos kietesnius, labiau apčiuopiamus dalykus. Tai norisi padiskutuoti šitą temą, nes mūsų kompaso projekte mes būtent ir tyrinėjom vertinimą, o kaip galima apskritai žvelgiant į kompetencijas, jas vertinti, nes čia atsiranda tokia nemaža problematika, kadangi pati prieiga yra visai kitokia, ne viskas yra taip kieta, tikslu ir apčiuopiama. Irena, norisi gal keltis pas jūs ir klausti minčių, kas surezonavo kalbant apie vertinimą ir ar iš tikrųjų tie kieti vertinimai ir dėmesys didelis jiems yra toks didelis iššūkis, ar kaip tik galbūt matot kažkokių vertinimo naujų galimybių švietimui. Čia, žinot, klausimas iš tikrųjų platus ir sudėtingas ir kaip tik grįžau šeštadienį vakare iš konferencijos Europos
vertinimo asociacijos, educational assessment, tai prasme, būtent asociacijas, kur buvo susirinkusi labai, Europos, bet ne tik Europos, ir Amerikos buvo ir kitų šalių, bet aišku, daugiausia Europos vertintojų bendruomenė. Ir daug labai kalbėjom ir vienas iš tokių dažniausiai mano girdėtų tenai pasisakymų, minčių buvo, kad vertinimas yra politinis veiksnys. Tai nėra tik tai pedagoginis veiksnys. Tai mes pripratę matyti vertinimą kažkaip traktuoti tik iš pedagoginės pusės, bet iš tikrųjų tai yra daug daugiau. Egzaminai, su tuo susiję reikalavimai, su tuo susiję finansai, stojimai, su tuo susijęs mokytojų vertinimas, visa tai yra įtaka. Tai yra tokie dalykai, per kurios galima daryti įtaką. Žodžiu, tai yra tikrai sudėtingas klausimas ir nėra lengvų atsakymų. Ir tiesiog tas pats mokytojas, turėdamas pažymį ar ne savo arsenale, labai dažnai jį panaudoja kaip galios simbolį. Reikia pripažinti. Aš pati atlikau tyrimus ir ne vieną, ir daug straipsnių domiuosi, skaitau, ką girdžiu. Ir iš tikrųjų, matom tokias situacijas, kad mokytojai tikrai ten ne visada supranta iki galo, galbūt net kokią galią jie turi savo rankose ir tas jų pažymys gali labai daug nulemti. Ir aišku, čia mes apie daugelį dalykų reikia kalbėti. Labai platus klausimas, labai sudėtinga taip susikoncentruoti, net nežinau, iš kurios pusės čia man dabar pradėti kalbėti. Bet faktas, kad sisteminių požiūrių turim egzaminus, turim įvertinimą, žiūrim daugiau kaip į rezultato fiksavimą, ar ne, kažkokį dokumentavimą, kurio mums reikia priimti sprendimus dėl asmens pasirengimo tolimesniam žingsniui. Ar tai universiteto, ar tai profesiniai karjerai, ar kitam švietimo lygiui, ar kažkur dar, ar ne. Atranka kažkokia gali vykti. Tas visą laiką buvo ir nuo 16-15 amžiaus tas egzistavo. Todėl išmušti žmonėm iš galvos šitą mintį, kad vertinimas tai yra rezultato vertinimas, baigtinis kažkoks veiksmas, yra labai sudėtinga, nes taip yra mūsų galvose užsifiksavę, ar ne? Bet faktas, kad ta naujoji paradigma ir būtent su sociokultūrinė ta paradigma atėjęs požiūris į tai, kad vertinimo vertingumas yra, jis daug vertingesnis tada, kai mes galime ne tik pažymį žmogui pabaigoje pasakyti, bet mes galime jam padėti mokytis, teikdami prasmingą ir gerą, efektyvų, savalaikį grįžtamąjį ryšį, ar ne, padedantį jam mokytis, ar ne, tai yra duodant žmogui tai, ko jam iš tikrųjų reikia, ar ne. Tai šitas požiūris dar yra, deja, bet nepakankamai priimtas visuomenėje, suvoktas visuomenėje. Ir kai matai, girdi, mokytojų, tėvų, pavyzdžiui, aš irgi interviu turėjau su ne vienu tėvu ir su tais pačiais mokytojais, jie patys sako, tėvai prašo pažymių, tėvai nori tų pažymių, ir mes sakom, tai bet ar tikrai čia gal nereikėjo, gal čia ne pažymių galima, kitaip vaiką paskatinti, nukreipti, bet ne, tėvam reikia, tėvai prašo, mokiniai prašo, žodžiu, tų pažymių. Tai yra tiesos tame ir mokytojai tokie truputėlį galbūt ir įkaitai jaučiasi šitoje situacijoje, kai jie turi tos pažymius rašyti. Bet čia yra kultūriniai dalykai, čia greitai nepasikeičia, bet sakyti, kad tai čia tik tai vertinimas, tik tai grįžtamasis ryšys irgi negalim, kažkaip reikia protingą balansą rasti. Vis tiek vertinimas visada buvo naudojamas ir bus ateityje naudojamas, nuspręsti apie žmogaus kažkokį tai pajėgumą kažką nuveikti. Taip jau yra, kad ir kaip mums nepatinka, mes žinau, kad mes čia turbūt daugelis atstovaujam truputį kitą paradigmą, bet
vat, tą reikia suprasti ir priimti. Bet žiūrėti, kad tai nesikirstų su ta nauja kryptimi, kad vertinimas, turi vis dėlto visų pirma pagrindinę funkciją, tai yra teikti tą tokį veiksmingą grįžtamąjį ryšį, kuris augintų besimokantįjį. Ir aš visada savo studentams sakau, kas tas grįžtamasis ryšys, kas tas formuojamasis vertinimas, čia aš jau nenoriu tom savo tais terminais kalbėti, nes čia auditorija, kaip suprantu, nebūtinai bus išmananti, bet tai yra gero grįžtamojo ryšio formulė yra tokia, kad mes pasakom asmeniui tai, ką jis padarė gerai, atliko ar ne tame darbe, nurodom, ką galima būtų patobulinti, bet trečia sudedamoji dalis visa ir turbūt svarbiausia yra pasakyti jam, ką daryti toliau. Ir šitą dalį mes labai dažnai pamirštam. Tai man atrodytų, kad mes, kai kalbam apie mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir apskritai visuomenės švietimą šitą temą, tai reikia ir akcentuoti, kad ką galima daryti toliau, kad tai nėra baigimas, tai yra tik tai tarpinė, šitas vertinimas yra tarpinė stotelė kitam žingsniui, tam, kad aš tą kitą žingsnį galėčiau atlikti gerai. Tai man atrodo, ta grįžtamojo ryšio formulė, tokia yra labai paprastai suprantama, bet tą trečią dalį dėja kažkaip labai pamirštam, nes pasako mokytojai dabar ir gerų dalykų apie mokinio darbą, pasako, ką nelabai gerai, bet tą ir svarbiausia dalį ir pamirštam. Tai kažkaip man atrodytų, jeigu eitume tą kryptimi ir stiprintume būtent šitą sritį, tai laimėtų visi, laimėtų ir vaikai, ir jų rezultatai tikrai būtų nuo to tik tai geresni, nes nei formuojamasis vertinimas jokių būdų neprieštarauja apibendrinamajam vertinimui. Jie turi dėrėti tarpusavyje, jie turi vienas kitą skatinti, palaikyti ir nereikia jų priešinti, kiekvienas tarnauja savo funkciją vykdo, bet tiesiog darykim tai gerai, kaip reikia. Tai tokias mintis. Čia išsiplėst galiu kalbėti be pabaigos. Taip, nes tikrai labai labai plati ir daug temų apimanti tema, tai tikrai nuostabu klausyti. Aš kaip mokytoja atsimenu, kad kažkada turėjau dideliam raidam užsirašysi savo priminimą vertinimo tikslas ugdyti ir auginti, ar ne, kaip jūs pasakėt, tai tikrai tas prisiminimas, kada aš tikiu grįžtamai ryšį ir dėl ko darau ir kokia procentinė dalis mano darbe turi būti to auginančio grįžtamo ryšio arba vertinimo, kurio tikslas auginti, o ne tik tais apibendrinti ir o kas iš to, ar ne 5, tai kokią man informaciją tas gali duoti. Tai tas tikrai labai labai svarbu. Ir ką jūs minit, ar ne, kad tai yra tokie gilūs kultūriniai dalykai, ar ne, kad iš tikrųjų tikrai sunkiai galbūt ir tas pokytis, kad mes nebenorėtumėm galbūt tik tais to aiškaus skaičiaus arba kažkokio tais pasimatavimo su kitais matyti, nes aš čia prisiminiau vieną pavyzdį, kai mes Eduten platformą išbandėm ir ten tėvai gauna labai labai daug grįžtamojo ryšio apie vaiką, apie jo duomenis, kuris jis stiprus, kaip jisai atmintyje, kaip sudėtyje, apie jo tokią pažangą. Ir tėvai klausė, sako, bet jūs man pasakykit, kaip mano vaikas kitų vaikų kontekste. Aš noriu matyti, kaip jisai palyginimui su kitais, ar ne? Tai čia turbūt... Tėvus reikia edukuoti irgi, nes tėvai, tiesiog ir aš, ir jūs turbūt dauguma, mes buvom taip užauginti, mus taip augino, mus taip vertino ir mes nežinom kito būdo, kaip gali būti kitaip. Tai čia dar yra irgi labai svarbi misija mokyklų ir, nežinau, ir ekspertų, mūsų visų turbūt irgi edukuoti ir tėvus, pasakoti, kaip gali būti kitaip ir galbūt taip, nebūtinai taip, kaip vertino mus yra geriausia, gali būti ir kitaip. Tai šitą irgi turbūt reikia daryti ir aišku, kad tai neišvengiamai gali sulaukti ir ginčų, ir prieštaravimų tėvų, ir visokių tų nuomonių bus. Tai čia nėra lengva, bet Taip, tai kalbant apie tuos nelengvumus, kelsiuosi pas Artūrą, pasvajoti ir pabrėžti tokią viziją, kad, jeigu mes norėtumėm, ar ne, tas kompetencijas matyti toj mokyklų ir kasdienybėj daugiau, ar ne, atrodo, kad tai yra tikrai didelių tokių kultūrinių pokyčių dalis ir nuo ko čia reikėtų
pradėti, galbūt kurti, arba kur, reflektuojant ir Irenos mintis, kur čia priežastis, ką mes galim daryti, kad kompetencijos visgi rastųsi daugiau mūsų kasdienybei, mokyklų kasdienybei, mokytojų galiausiai kasdienybei, ar mums reikia bendros vizijos švietimui, ar kažkokių konkrečių techniškai padaromų minčių. Tai Artūrai, įdomu tavo toksai žvilgsnis bendrai Lietuvos švietimo sistemai, ar ne? Kur čia galėtumėm eiti? Tai aš nežinau, ar mano žvilgsnis tiek gali pamatyti, bet iš tikrųjų taip sėdžiu, klausau ir galvoju, nesitikėjau, kad man taip įdomu bus, tai labai džiaugiuosi. Ir tiesiog kelios mintis ateina į galvą, nes aš galvoju, kad tai, ką mes turėtume padaryti, iš esmės banalus pasiūlymas, vertas Nobelio premijos, tai yra susitarti. Susitarti, pavyzdžiui, kokia yra pažymio funkcija. Nes būtent tai, apie ką mes kalbame, kad pažymys gali turėti galios funkciją, pažymys gali turėti lyginimo funkciją, pažymys gali turėti atrankos funkciją ir pažymys gali turėti auginimo funkciją arba ugdomąją funkciją. Tai jeigu mes suskaidytume tas funkcijas ir pasirinktume, kokį vaidmenį pažymys turėtų atlikti mokyklos lygmenyje arba mokykloje, ką turėtų reikšti tas vertinimas mokyklos kontekste, man atrodo, mums būtų visiems žymiai paprasčiau, nes tada nebūtume įkaitai visokiausių kitų to pažymio arba rezultato pritaikyme. Nes jeigu kalbame apie aukštąsias mokyklas, tai taip mes turime pripažinti, kad vertinimas tarnauja kaip atrankos rodiklis, kuris pamatuoja, kas geriausiai sugeba ir taip toliau ir panašiai, bet mokykla, ji neturi tos funkcijos paruošti kažką kitai mokymosi įstaigai, pavyzdžiui, aukštajai mokyklai. Tai reiškia, mokykloje automatiškai pažymys turėtų atsisakyti šitos funkcijos, turėtų atsisakyti lyginti vienus mokinius su kitais. Ne? Tai jeigu mes turėtume tokį susitarimą, tai mes galėtume iš tikrųjų būti nuoseklesni, kalbėdami ne tik tai apie kompetencijų svarbą, bet ir apie tą vertinimą, kuris ir leidžia pamatyti, o kokios kondicijos yra ta kompetencija, kiek tam vaikui sekasi veikti ir reaguoti skirtingose situacijose, ką jis daro gerai, ką jis daro blogai, ką galėtų padaryti geriau ir kokiu būdu tai galėtų padaryti. Tai man atrodo, kad čia yra toks aspektas, kuris tam tikrą prasme man vis dar rodo, kaip čia pasakyti, tokia, kad nesutampa galai, ne? Tas, kad vienaip mes deklaruojame bendrosios ugdymo programuose, dabar mokytojus stengiamės iš tikrųjų taip perorientuoti į kompetencijomis grįstą ugdymą, bet egzaminas ir toliau labiau yra fokusuotas į momentinio žinojimo pamatavimą, ne? Momentinio žinojimo įvertinimą. Tai tokie dalykai turėtų keistis. Ir tu, Agne, paminėjai apie tai, kad kompetencijomis grįstas ugdymas, jis tarytum labiau nori orientuotis į procesą, o ne galutinį rezultatą. Tai šitoj vietoj aš drįsčiau paprieštarauti, nes tas procesas nėra savitikslis. Jis irgi yra orientuotas į labai konkretų veiksmą. Gediminas pasakė, kad orientuotas į pokytį. Tai kaip tas procesas veda į pokytį, nes aš galiu žaisti, arba kaip kartais girdžiu tokią sarkastišką nuomonę apie kompetencijas, kad tai dabar mokykloje mes nesimokam, o tik tai užtikrinam, kad visi gerai jaustųsi. Tai jokių būdų, nebūtinai, nes pokytis nebūtinai nulėmė, kad mes galim gerai jaustis, įsisąmoninę pokytį arba judėdami link pokyčio. Tai pats ugdymas grįstas kompetencijomis, jis yra apie procesą, kuris
turi savo tikslą. Ir vėl mes turime susitarti, koks tai yra tikslas ir tikslingai link to judėti. Mes negalime deklaruoti, kad turime vienokius tikslus, o realybėje vertinti mokinius tokiu būdu, kad galėtume savo pasakyti, ar jie pasiruošę egzaminui, ar nepasiruošę egzaminui. Ne? Bet čia yra tas nesusitarimo momentas, mano nuožiūra. Tai va. Ačiū, Artūrai, tikrai daug ir taip plačiai ir kartu koncentruotai, tai tikrai labai labai įdomu klausyti. Ir norisi čia kažkaip labai gražiai pas Gediminą keliauti į tą mokyklą, kur turbūt tai, apie ką Artūras kalbėjo, ar ne, apie tą susitarimą šiuo atveju, ir panašius dalykus, jūs vienaip ar kitaip jau kaip bendruomenė, kadangi vizijos lygmenį esat susitarę, link kur judat ir jūsų tas kompetencijų ugdymas yra tikrai padiktuotas ir tarptautinio bakalaureato. Tai va, įdomu, kaip jums čia sekėsi ir ar jūs turit, ar ne, kažkokią patirtį, kurią galėtumėt pasidalinti, ar kažkokius iššūkius, kurie kaip tik skamba ir dar vis yra aktualūs. Tai mes tuo pačiu ir laimingi esam, nes mūsų ta kryptis ėjimo susijusi su tarptautiniu bakalaureatu, o laimingi dėl to, kad šioje programoje labai daug kas jau yra aprašyta, įvairūs gerieji pavyzdžiai, ką ir kaip daryti arba nuo ko pereiti. Kaip pereiti nuo mokytojo vadovavimo pamokai į veiklą, kurioje mokiniai imasi iniciatyvų ir panašiai. Ir vertinimas kaip viena iš sunkiausių sričių, mano nuomonė, yra mokyklai, nes kai kalbėjote jūs, tai priklauso nuo to, kokį tu tikslą turėsi, tai tu labai gali arba padėti, arba pasunkinti kažkokioje vienoje ar kitokioje situacijoje. Ir nepaisant to, kad daug mūsų mokykla tokių kaip tikslų išsikėlė, kam reikalingas vertinimas, tačiau didžioji dalis yra jų susiję su augimu. Ir čia kas turbūt didžiausias iššūkis, tai nusišlifuoti ir susivienodinti mokytojų bendrai, kaip visos bendruomenės požiūrį, tai kaip reikėtų planuoti vertinimą, kaip jį organizuoti ir kaip teikti grįžtamą ryšį apie tai. Tai dirbam šioje srityje daug, bet tikrai labai daug klausimų kyla, nes yra labai daug sudėtingų dalykų. Pavyzdžiui, pradinių klasių mokytojų rankose yra nuo 8 iki 12 skirtingų mokomųjų dalykų. Tai reiškia, reikia galvoti apie nuo 8 iki 12 skirtingų mokomųjų bendrųjų programų, žiūrėti tenai turinio apimtį, kas yra parašyta, tada žiūrėti įvairius vadovėlius, kas juose yra, ko nėra, galvoti, kaip tai sujungti, tada žiūrėti, kaip pasiekimų lygiai išsiskiria pagal 4 pasiekimų lygius vienoje ir kitoje programoje. Tada kurti užduotis su tuo susijusias, nes akivaizdu, ką tu ugdai, tu paskui ir patikrinsi kažkaip, tu apie tai ir grįžtamą ryšį teiksi. Tai čia yra tie didžiausi laiko valgytojai, kaip sakau, kas užima labai, labai, labai daug laiko. Bet jeigu pavyksta susitarti mokykloje, aš manau, kad mūsų mokyklai pavyko susitarti, kad įvertinimo rašymas, tai jeigu apie prieš mokyklinę 4 klasės kalbant, tai yra aprašomasis, kur rašome ne skaičių, ne procentą kažkokį, o rašome teiginius apie tai, kas vaikui pavyko, būtent kas pavyko, o ne kas nepavyko. Ir čia skaičiuojame tai, kas yra sėkmė, o ne klaidas, kaip mano mokyklai skaičiuodavo. Gaudavau darbą, kuriame būdavo parašyta, kiek klaidų iš ko, ten iš 20 taškų surinkau, kiek klaidų padariau ir kas iš to. Tai kaip ir Irena minėjo, kad ten tada parašome mes tame arba pasakome tame komentare, ką tau linkime daryti, kokius tu žingsnelius galėtum žengti, kad tau tai pavyktų ir tada tas augimas, jam prielaidas galim sudaryti, kad visa tai būtų. Ir kaip Artūr sakė, kalbant apie procesą ir tu, Agne, kai minėjai, tai tas formuojamasis eigoje esantis vertinimas, jis irgi tikrai į rezultatą yra orientuotas, nes mes daug mažų atkarpėlių įvertinam ir teikiam grįžtamą ryšį apie tai.
Tik tai labai dažnai susidurėm su tokia mintim, kad tarsi tas formuojamasis mažiau svarbus negu apibendrinamasis laikotarpio pabaigoje. Tačiau iš tiesų yra kitaip, nes mažesni žingsneliai mes jų padarom daugiau eigoje iki to atsiskaitomojo darbo kažkokio, kur nainam. Gal vieną paskutinį pavyzdį tokį pasakysiu, ką su kolegiam pastaruoju metu diskutavom. Tai 4 klasės mokiniai baigė skyrių apie demokratinę visuomenę, apie pilietiškumą, apie valdžios institucijas. Aiškinosi įvairius dalykus, važiavo į Vilnių, aplankė įvairias įstaigas, klasiai organizavo rinkimus, svarstė iš vis, kodėl tai yra reikalinga, išsirinko klasės atstovus, žodžiu, daug tokių realių ir praktinių dalykų. Tai čia eiga, kaip viskas buvo. Kokia buvo pradžia? Pradžioje mokytojas atsisėdo ir žiūrėjo į turinį visuomeninio ugdymo, nes turinys daugiausiai atėjo iš visuomeninio ugdymo. Tada jos galvojo, kad įvairiose veiklose, kur bus kalbama lietuvių kalba, vertins ir lietuvių kalbą. Ir nusprendė, ką iš lietuvių kalbos programos ims. Tada žinom tai, kad refleksija yra reikalinga apie emocijas, apie tai, kaip mums pavyko pagalvoti. Tai čia yra ir etika, kaip atskiras toksai dalykas. Tai kaip buvo taip, kad iš šių 3 skirtingų dalykų programų, bendrojo ugdymo programų, jie žiūrint, buvo sukonstruotas darbas, kurį laikotarpio pabaigoje vaikai turėjo atlikti. Tai po viso skyriaus, po visų išvykų, jie turėjo atlikti užduotis, kuriuose nebuvo teisingų atsakymų variantų, o dažniausiai buvo klausimai, kaip tu manai, paaiškink kodėl, kaip tau atrodo, palygink. Ir šitokį darbą sukurti ir jį ištaisyti yra nerealūs laiko resursai. Mokytojas maždaug skaičiavo, kad klasėje 24-26 vaikai, tai tą darbą įvertinti be komentarų parašymo tamo dieninę užtruko apie 5 valandas. Vienai klasė. Taip, jos žiūrėjo per 3 skirtingus dalykus, bet vis tiek. Tai dar sukurti tas užduotis ir parašyti paskui grįžtamą ryšį arba į tą darbą ranka arba parašyti į tamo dienyną. Bet ką pamatėm? Pamatėm, kad tas paveikumas yra didelis, nes iš vaiko refleksijos tų užduočių, ką jisai atliko, matėsi, kas jam pavyko, kaip jis pats vertina. Ir čia gaunam tokį išplėstinį žvilgsnį į temą, kurią galėjom paprastai labai praeiti vadovėlėje, kas yra. Šitos temos yra gražiai aprašytos, mes galim daug užduočių atlikti remdamiesi įvairiais vadovėliais. Bet kai padarėm pagal mūsų mokyklos kontekstą, mokytojas pridėjo, pavyzdžiui, klausimus, o kaip tu manai, kokių besimokančio žmogaus savybių reikia prezidentui ir kodėl? Tada jie reflektavo apie tą patirtį visuomeniai, kuri vyksta šiuo metu, ką jie gauna iš medijos, iš tėvų. Ir jie kalbėjo, kad prezidentas turi būti mąstantis, atsakingas, rūpestingas, prisimantis iššūkius ir savo argumentais kodėl. Tai tada mes ir matom, kad tas toksai vertinimas, jeigu jisai vyksta šitaip, jisai daugybę tikslų atliepia ir mes ir kokybę galim pažiūrėti, kaip mokyklos administracijos atstovai, mes ir galim pažiūrėti, kaip vaikas auga, mes ir galim pažiūrėti, ko mokytojas siekia. Tai labai daug pažiūrim, bet iš tiesų ta patirtis tampa tokia auginanti. Ir mes paskui su mokytojomis aptarėm šitą užduotį ir sakau, o kaip jūs jaučiat, kad jums pavyko? Arba kas yra šį kartą kitaip, negu prieš tai buvo? Sako, mes jaučiam, kad mūsų vaikai tikrai išmoko reflektuoti. Tai tas reflektavimas, gebėjimas reflektuoti daugybę kompetencijų apima ir tai pavyko. Pavyko, nes buvo link to kryptingai eita. Tik tai yra sunku, nes sunku taip apjungti dalykus ir sunku tuos ryšius tokius sudėlioti, kad suprasti, kaip tai siejasi ir vaikams šitą dalyką paaiškinti. Bet aš prisimindamas savo mokyklą ir matydamas mokyklą, kurioje dabar mūsų mokyklai mokosi vaikai, žinau, kad jie yra labai laimingi, nes taip dirbant kompetencijos ugdosi, jie suvokia jų ugdymo svarbą ir jie gali apie tai su tėvais šnekėti. Nes su to susijusi situacija, kad tada tėvai daro tokį spaudimą gerąją prasme vaikams, kad tėti, mama, mums būtinai reikės eiti balsuoti kitais metais, nes šiais praėjusiais jūs nebalsavot, nes mes buvom kaime, nespėjom grįžti ir visa kita. Ir tada tas toksai paskutinis laiptelis pokytis iš vaiko atėjęs ir net tėčių mamai. Tai
Tai tokių susitarimų turim, einam link to, kad kiekvienoje klasėje ne mažiau kaip 6 kartus tokį darbą turėtume ir taip jį vertintume ir tokius išplėstinius komentarus pasakytume vaikams prieš mokykliniai 4 klasės. Tačiau 5-6 klasiai, nes tik dabar augti pradedam kaip mokykla, nesenai tapom progimnaziją. Tas pažymys, skaičiaus parašymas labai daug ką sumaišo, nes jeigu vaikai iki šiol buvo įpratę mūsų žodiniuose komentaruose arba rašytiniuose komentaruose ieškoti va tokių dalykų, kas pavyko, kokios nesėkmės, ką galiu tobulinti, kaip turėčiau tai atlikti, tai tada tas skaičiaus parašymas labai dažnai viską nubraukia, nes, arčiau 10, žinai, kad čia daugiau gerai, jeigu mažesnis pažymys, tai kodėl tas mažesnis pažymys. Tai mano tas matymas, aišku, susijęs su laiko resursais. Kuo ilgiau išliktų galimybė turėti tą aprašomą įvertinimą, tuo ilgiau galėtume kalbėti apie kokybę ir vaiko įveiklinimą, kad netaptų tai iš mokytojo pusės blogaisiais pavyzdžiais kažkokiu galios ar bausmės faktoriumi, o iš vaiko pusės, kad irgi netaptų vyresnėse klasėse tarsi tokiu komentaru, ką mes tikrai esam girdėję su vyresniais dirbdami. O čia pažymį rašysite šito, čia reikia tą daryti, tada jeigu rašysite, tai dirbam rimtai. Arba negalėtų mokytojas spausti tam tikrose vietose, kad žiūrėk, gavau 8, čia blogai, noriu 10, todėl reikia darbą perrašyti. Kiti dalykai tada atsitinka. Tai kaip tą tokį balansą surasti, čia turbūt yra nuolatinis ieškojimas, kaip padaryti, kad tas vertinimas tikrai vaiką pasiektų ir padėtų jam augti. Tikrai ačiū, Gediminai. Čia labai graži ta metafora, ar ne, apie tai, kad paskui, o pažymiai šitas paskui tampa tokios iš tikrųjų tik išorinės motivacijos dalyku, ar ne, kad jeigu pažymiai, tai verta stengtis, jeigu ne, tai ne, tai kaip nenukeliauti iki to. Ir aš galvoju, klausytojams, klausantiems tavęs gali atrodyti, kad tu kokioj nors privačioj mokykloj, kur 7 vaikai klasėse, bet noriu priminti, kad tai yra valstybinė mokykla ir kažkaip tas gali tikrai duoti įkvėpimo, kad vienaip ar kitaip mokyklos tikrai kūrybiškai ieško formų, resursų ir tom pačiom sąlygom, kaip bet kuri kita mokykla bando daryti dalykus. Tai kažkaip norėjosi šitą akcentą uždėti ir suprantu, kad mes artėjame į pabaigą, nors man atrodo diskusija galėtų tik prasidėti ir iš to turėtumėm dar 10 linijų, kurias vystyti. Gal kokį universitete kursą net atskirą sukurti būtent šitą temą, nes man atrodo tikrai labai labai aktuali ir ne tik Lietuvai, o bendrai visur. Bet norisi pabaigti ir tokia pozityvia gaida ir galbūt išgirsti po kažkokį sakinį ar mintį iš jūsų. Žinot, ką jūs išsinešat iš šitos diskusijos ir galbūt išsinešat kokią vieną mintį arba kažką, ką dar norėjot pasakyti, bet nepavyko pasidalinti, galbūt tai gali būti palinkėjimas, o gali būti kažkas, kas tikrai surezonavo pačioje diskusijoje arba jums iškilo, tai va tokį ratą apsukti ir pagalvoti, kas čia mums gali būti, judant šitą kompetencijų kryptimi ir matant švietimą, kuris yra iš tikrųjų orientuotas į kiekvieną vaiką ir pirmiausiai jo kaip asmenybės auginimą. Tai laisvai, kam surezonuoja, tas galite pradėti. Artūrai, matau, kad tai. Nežinau, aš tikrai jaučiuosi įkvėptas šio pokalbio ir man pirmiausia taip tokia šauna į galvą mintis, kad vertinimas, kuris yra orientuotas į kompetencijų vertinimą, jis yra tuo pačiu orientuotas į labai konkretų tikslą. Į mokinį, kuris sugeba kurti pokytį. Ir tada nepriklausomai kokia ta ateitis būtų, jis jaustųsi įgalintas joje veikti ir būti kūrėju. O antra mintis, pats pasakiau, kad mokymasis orientuotas į kompetencijas tai yra procesas, bet jis turi baigtis rezultatu. Ir vienintelis dalykas, kuris gali nesibaigti, tai yra mokymasis. Man atrodo, kad tai, ką paminėjo Irena, kad turėti tokią nuostatą, kad žmogus turi mokytis nuolat. Ir man atrodo, kad būtų didžiausias laimėjimas ir čia būtų tas palinkėjimas, kad
iš mokyklos žmogus išeitų su nuostata, kad turiu mokytis visą gyvenimą ir tai yra pagrindinė kompetencija. Nuostabu, ačiū Artūrai. Ačiū. Gediminai. Aš tada gal tokį trumpą apibendrinimą iš mokytojo pusės, tai galvoti, koks yra mano kaip mokytojo tikslas, kur aš noriu, kad tie vaikai nukeliautų. Ne tiesiog dirbti, nes reikia dirbti, nes yra daug ką išmokti, bet vat, kur šiuo metu norėčiau aš, kad tie vaikai nueitų. Trumpas žvilgsnis ir tas ilgesnis. Iš tėčio pusės, iš mamos pusės, kad neapsiribotų, kaip tau sekėsi ir atsakymų gerai viskas pasibaigtų, o paklaustų, kas tau pavyko, iš kur tai žinai, kuo tai naudinga tau ir mūsų šeimai, ką su tuo ateityje galėtum daryti. Ir taip tėvai tęstų tą mokytojo darbą ir tęstų tą vaiko žingeidumo auginimą. O iš vaikų pusės tai turbūt, kad būkit drąsus ir padėkit mums pasitempti, būdami tokiais aktyviais žmonėmis ir galinčiais pasakyti, ko jūs tikrai norite. Tai aš gal irgi pabaigsiu tą pačią gaidą, man atrodo, kad, na ir mano pačios tyrimai, iš tikrųjų, čia Lietuvoje atlikti, rodo, kad nėra tas baubas toks baisus, kaip mes jį piešiame kartais. Ir ką aš pati pastebėjau, kad nors mokytojai gan taip, na, sakykime, su tokiu distanciją apie tą formuojamą įvertinimą kalba ir sako, kad čia neturim laiko, kad čia didelės klasės ir čia taip ir taip, bet iš tikrųjų tai stebėdama mokytojų veiklą aš pastebėjau, kad jie labai daug ką daro, tiesiog kartais, net neatpažįsta, nes, tai yra tokie baziniai pedagoginiai principai, kurie visi baigdami pedagoginius universitetą savo laiku turbūt, gavo ir supranta, ir kurie, tą dirba, žodžiu, toj mokykloje, tai supranta, ką reikia daryti, nes, ta prasme, tai jeigu tu vaiko paklausi, jam kažkokį nukreipamą klausimą pateiki, jeigu tu jį taip, duodi laiko jam suformuluoti atsakymą, nekeli kito iš karto. Žodžiu, daug tokių dalykų jie daro, bet kažkaip neatpažįsta. Tai mane tas guodžia ir suteikia vilties, kad ne viskas yra prarasta čia Lietuvoje ir kad tikrai daug ką galima padaryti, tiesiog reikia, padėti tiems mokytojams susisteminti tas žinias. Ta labai gerai Gediminas tą tikslą paminėjo, kad iš tikrųjų netgi tas Dylanas Williamas, kuris, sakykime, guru, jisai sako, įsivaizduokit, kaip būtų, jeigu sėdint lėktuve, ar ne, skridau iš Glasgow į Londoną, sako, jeigu mano pilotas nežinotų, kur skrenda, nes vaikai kartais jaučiasi pamokoje taip, nežinodami tikslo, kad, kur mokytojas juos nuves, ar ne, tai iš tikrųjų, šitie dalykai, tai čia yra tokie baziniai, mes kartais mandrais tais terminais vadiname assessment literacy angliškai, vertinimo kompetencija, mokytojų vertinimo kompetencija, tai tikrai ją reikėtų investuoti, reikėtų padėti mokytojams susidėlioti, atsinaujinti, atsišviežinti naujam kontekste, tą informaciją galbūt, kompetencijų vertinimo kontekste įvertinti ir išbandyti. Ir man atrodo, čia tikrai tie mūsų mokytojai puikiai susitvarkytų. Tiesiog reikia, stabtelt, pagalvoti ir irgi dar labai svarbus momentas, tai yra refleksijos momentas. Tai man atrodo, čia ir apie vertinimą, ir apie bet ką mokymą kalbant, ar ne, iš mokytojo pozicijos, kad turėti tą tokį kritinį santykį su savimi, su savo darbu, su savo praktika ir nuolat
nukvesionuoti, ar čia tai, ką aš dariau, yra gerai ir kur tai mane atvedė ir jeigu kartais matau, kad tai galbūt ne visai tai, ko aš tikėjausi, tai pripažinti, kad šį kartą nepavyko, reikia kitą kartą daryti kitaip. Tai vat, tokie labai paprasti dalykai, bet man atrodo, kad mes esame visai geram kely ir nepaisant tų visų sisteminių klausimų, kurie čia švietimo politiką drebina pastaruoju metu egzaminai ir visi kiti, man atrodo, mes turim labai daug potencialo mokykloje ir reikia daryti, tuos darbus, kuriuos reikia daryti ir kai ta politika pasikeis, kai ta kritinė masė žmonių atsiras, mąstančių teisingai ir dar dirbančių teisingai ir politikai tada irgi sprendimus tinkamesnius priims, palankesnius mokykloms, mokiniams, mokytojams ir orientuotus būtent į kompetencijų vertinimą. Tai Dėkui Jums labai, tikrai labai smagu visuomet girdėti ir gražius žodžius mokytojams ir džiaugiamasi jais, nes iš tikrųjų kiek daug padaro šiuo metu švietimo bendruomenės ir ten esantis mokytojai ir atrodo ir iš savų resursų ir suranda laiko ir bendradarbiavimui. Tai mes Kompas projekto rėmuose matėm 5 mokyklų bendruomenės komandas, kurios irgi telkėsi ir galvojo, kaip jų mokyklai gali būti ugdomos kompetencijos ir buvo visuomet nuostabu matyti tas degančias akis mokytojų, tai didžiausios padėkos ir čia keliauja tikriausiai nuo mūsų visų tiems, kurie įkvepia, kuria ir kažkaip tai nepavargsta, kad ir kaip sako, kad pavargsta, bet tos akys vis tiek švyti. Tai dėkui Jums, tikrai buvo nuostabus ir šiltas pokalbis apie tai, ką mes iš tiesų vertiname ir kas svarbu yra mūsų vaikų ateičiai, mūsų mokinių ateičiai. Tai šiandien mūsų diskusiją ir pabaigsim, su viltim dar kažkada pratęsti. Tai ačiū Artūrai, Irenai ir Gediminai už labai šiltą pokalbį.